Dievas mato tikintįjį Kristuje ir priima jį kaip savo paties sūnų. Tai nuostabu. Tik dėl to aš būsiu danguje. Negaliu stoti prieš Dievą pasikliaudamas Vernono Magi nuopelnais. Esu priimtinas Dievui tik mylimajame. Dievas myli mane taip pat, kaip myli Kristų, nes aš esu Kristuje. Jėzus sakė, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Taigi, tėvas atliko trigubą darbą, išsirinko mus Kristuje, iš anksto paskyrė tapti jam įsūniais ir padarė mus priimtinus mylimajame. Visa tai jūsų ir mano labui. Labai svarbu, kad mes matytume Dievo malonę apreikštą mums Kristuje, kuriame turime atpirkimą jo krauju. Tolimoje praeities amžinybėje Dievas išsirinko mus iš anksto paskyrė ir padarė mus priimtinus mylimajame. Žmogus buvo parduotas į nuodėmės nelaisvę ir yra jos vergas. Jums tereikia apsižvalgyti aplink, kad įsitikintumėt, jog tai tiesa. Žmogus yra sugedęs, niekingas nusidėjėlis, tesugebantis daryti nuodėmes. Nuodėmės vergas. Kristus atėjo užmokėti kainos už žmogaus laisvę. Štai ką turėjo omenyje viešpats Jėzus, sakydamas, tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Tai prašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 36 eilutėje. Taigi atpirkimas mums parūpintas jo krauju. Tai jo užmokėta kaina. Pirmame savo laiške, pirmame skyriuje 18-19 eilutėse apaštalas Petras rašo, juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Mes turime atpirkimą jo krauju. Užklupęs Paulių kelyje į Damaską, Jėzus liepė jam eiti pas pagonis, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės į Dievą ir tikėdami mane gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. Rašoma Apaštalų darbų knygos 26 skyriaus 18 eilutėje. Jis atidavė save ir praliejo savo kraują, kad jūs galėtumėte gauti nuodėmių atleidimą. Visa tai bus jūsų, jei ateisite pas jį ir priimsite jį kaip savo gelbėtoją. Ateiti pas viešpatį, tai reiškia dabar ten, kur jūs esate, suklupti prieš jį, dangiškojo tėvo akivaizdoje ir pripažinti, kad esate nusidėjėlis, jei toks esate, o toks esate, ir jei tai suprantate. Išpažinti, kad pats nieko negalite padaryti, kad būtumėte išgelbėtas amžinybei. O tada paprasčiausiai pakviesti Jėzų į jūsų gyvenimą kaip viešpatį ir gelbėtoją. Ir tikėti tuo, kad jis atėjo ir apsigyveno jūsų širdyse. Nebūkite abejingi savo gyvenimams. Žmogus egzistuoja Dievo šloviai. Kuomet tikintysis vykdo Dievo valią, jis gyvena visavertį gyvenimą, kupiną džiaugsmo ir pasitenkinimo. Tačiau jei nevykdote Dievo valios, laukite bėdos. Dievo valios vykdymas suteikia gyvenimui prasmę. Mes egzistuojame jo garbei. Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį, savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasią. Efeziečiams laiško 1 skyriaus 13 eilutė. Išgirdę tiesos žodį ir įtikėję juo. Išgirsti reiškia ne tik girdėti žodžių skambesį, bet ir juos suprasti. Žmogus atgimdamas tą pačią akimirką, kai įtiki Kristų. Tikėjimas yra antras žingsnis, žengiamas išgirdus žinią. Pradžioje išgirstate tiesos žodį, savo išgelbėjimo evangeliją, gerąją naujieną, o tuomet įtikite Kristų. Įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasią. Originalų kalboje šiame sakinyje vartojamas vadinamasis absoliutus kilmininkas. Visi veiksmažodžiai reiškia tą patį laiką kaip ir pagrindinis. Tai reiškia, kad tuo metu, kai išgirdote ir įtikėjote, buvote ir paženklintas. Viskas įvyko tuo pačiu metu.
Jame ir jūs išgirdę, praeityje įvykęs trumpas užbaigtas veiksmas, tiesos žodį, savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję, praeityje vykęs trumpas baigtas veiksmas juo. Esate, tai yra buvote, paženklinti pažadėtąją šventąją dvasią. Štai kada įvyksta šventosios dvasios krikštas. Jo žmogus pakrikštijamas tuomet, kai įtiki Kristų. Tada ir paženklinamas arba užanspauduojamas. Pirmiausia, šventoji dvasia atveria ausis, kad nusidėjėlis galėtų išgirsti, o tuomet įdiegia tikėjimą. Kitas darbas, kurį jie atlieka, yra tikinčiojo paženklinimas. Užanspauduodama tikintįjį, šventoji dvasia atlieka dvigubą darbą. Ji įdiegia į žmogaus širdį Dievo atvaizdą, kad žmogus suprastų, jog jis realus. Kaip žinote, ant antspaudo, kurio ženklinami dokumentai, būna atvaizdas. Manau, panašiai šventoji dvasia užanspauduoja tikintįjį. Kas priėmė jo liudijimą, užanspaudavo tai, kad Dievas yra tiesakalbis. Verčia profesorius Algirdas Jurėnas Jono Evangelijos 3 skyriaus 33 eilutę. Matyt, apie tą patį kalbama ir čia. Dievas uždėjo ant tikinčiojo savo antspaudą. Antroji užanspaudavimo paskirtis pažymėti teisėtą nuosavybę. Tačiau stovi tvirtas Dievo pamatas turys tą antspaudo įspaudą. Viešpats pažįsta savuosius ir te atstoja nuo neteisybės kiekvienas, kuris mini viešpaties vardą.